Toksiški santykiai retai prasideda nuo reikimo ar smurtų. Dažniausiai jie prasideda nuo mažų dalykų, kurių iš pradžių net nepastebi. Kaip gėlė vazone. Iš viršaus graži, o po ja puvinys. Negražiai nesakysi. Iš šalies visi mato gražią porą, o kažkodėl tu jautiesi nelaimingas. Gali būti jis, gali būti ji. Kas kurį žemina per juokelius, pašaipas, kandžias replikas, o kai supyksti, pasako, tu nesupranti humoro. Jis arba ji nuolat randa prie ko prikibti. Blogai apsirengiai, blogai pasakei, blogai padarei, tu per stora, tavo dantys kreivi, tavo plaukai nudažyti ne ta spalva, ir taip toliau. Kiekvienam savi juokeliai ir savus priekabės. Ir po kurio laiko tu pradedi galvoti, kad su tavim tikrai kažkas negerai, ar tu skonio neturi, ar tu supratimų neturi, ar dar tau vieną knygą reikia paskaityti, ar dar tau reikia vieną seminarą aplankyti, ar moterų ratelį pabūti, vyrams gal pažvejoti. Kiekvienam savi rūpesčiai ir savi sprendimai. Jie arba jos verčia jaustis kaltais už viską. Net už jų nuotaikas, net už jų problemas, net už jų pasirinkimus. Galiausiai jau pradėti jų atsiprašinėti, net nieko blogo nepadaręs. Jie jos manipuliuoja jumis. Jei išeisi, sako, neištversiu. Sako, tu sugriovei mano gyvenimą. Aš nežinau, ką su savim pasidarysiu. Po visko, ką dėl tavęs padariau, tu taip gali pasielgti su manimi. Tai ne meilė. Tai emocinis šantažas. Jei patiriate emocinį šantažą, žinokite, jūs esate toksiškuose santykiuose. Šalia tokio žmogaus jūs negalit būti savimi. Jūs turite filtruoti žodžius, bijoti pasakyti savo nuomonę, bijoti supykdyti antrąją pusę, bijoti nuvilti jo lūkesčius dėl jūsų. Ir vieną dieną tu supranti, kad santykiai, kuriuos tu likai, jau visai ne tie, kurie prasidėjo jums būnant kartu. Ir svarbiausias ženklas, kai išeini iš namų nuo to žmogaus, tau pasidaro tarytum lengviau kvėpuoti. Kai daugiau juokiesi su svetimais žmonėmis, nei su savo partneriu, reikia susimastyti. Kai ramybę jauti ne šalia jo, o tada, kai jo nėra. Kartais žmonės neišeina ne todėl, kad myli, o todėl, kad bijo. Bijo likti vieni, bijo būti kalti, bijo, kad kažkas sau kažką pasidarys. Bet suaugusio žmogaus gyvenimas, atminkit, nėra jūsų atsakomybė. Dar kartelį perklausykit, ką sakiau, ir jeigu atitinka tuos požymius, apie ką kalbėjau, jų yra daug daugiau. Mes kalbėsime, mes vis trumpuose video pasakosiu, kalbėsiu, nes dažniausiai gaunu paklausimų iš savo stebėtojų ir pagal tuos paklausimus aš įrašau savo mintis, savo nuomonę, savo perteikiu žinias, per daug metų suteiktas. Dalinuosi su jumis, kad gal ir jums kažkam tokia pati situacija, kad jūs suprastumėt, kad jūs esate tikrai toksiškuose santykiuose ir kad problema yra tikrai ne jumyse. Kažkada labai seniai, prieš daug metų, man buvo panašus santykiai. Aš kreipiausi pas vieną aiškiaregę.
Ir žinote, kokį atsakymą gavau perskaičiusi krūvas psichologinių knygų, pralankiusi seminarus? Man buvo pasakyta, ieškojau visokiausių būdų, kas negerai su manimi, ką aš ne taip darau, ką aš ne taip sakau, gal reikėtų žmogų motyvuoti, gal reikėtų pritarti, skatinti, žinot, tos moteriškos knygos, kaip reikia moterišką energiją skleisti, kad vyras galėtų siekti karjeros rezultatų, kad jis parneštų daug stambesnį mamutą į namus. Žinome visas tas istorijas. Ir žinot, ką man pasakė? Man pasakė, žinok, problema ne tavyje, problema jame. Būsi tu ar bus kita, jis elgsis taip pat. Tai atminkit, neieškokit problemų savyje, jei jų nerandat. O ieškokite tokių žmonių, su kuriais jums nekiltų tokios mintys. Bet jei tavo gyvenime tokie santykiai kartojasi ir tu pati ar pats negali iš jų išeiti, gali man parašyti asmeninę žinutę. Ir mes galėsime kartu daug giliau tavo pasąmonėje paieškoti, kodėl tu toleruoji tokius toksiškus santykius. Nes tai gali slypėti net nedabartinėme partneryje, ypatingai kai situacija kartuojasi kartas iš kartų. Vis tokie patys santykiai, tik tais su kitais žmonėmis. Gali tai būti senose traumose, atstūmimų, išdavystės, nuvertinimo traumose, kurios priverčia mus priimti tai, ko iš tiesų seniai nereikėtų jau kentėti. Pagalvokit, pamastykit, bet visatą laimina tuos, kurie patys sprendžia savo problemas, bet taip pat ir tuos, kurie ieško sprendimų ir jeigu patys negali, jie prašo kitų pagalbos. Bet niekas už jūsų to nepadarys. Netgi ir su pagalba jūs turėsite patys spręsti šias problemas. Tam kartui tiek, iki kitų susitikimų.